Sveiki visi, mano fanai ištikimieji. Aš turiu kovos randų, nes mušėmės. Galiu filmuoti tave? Ne, negaliu per Nes mušėmės su Ieva. Ir jinai iš pradžių man trenkė į kaktą, po to į nosį, sako, turėjo gaidį. Ne, šiaip meluoju. Blogos naujienos tos, kad jokių motovlogų, rytoj norėjau Minecraft'o streamą, parašiau servą, daryti viską. Niekas neišeis, tai pakliuvau į avariją. Ko tu čia atėjai? Ko negaliu būti? Užgauto koją. Ir buvo taip, kad aš važiavau motociklu, priešais mane važiavo kita mašina, sukosi iš šono, aš važiavau tiesiai, manęs nepraleido ir buvo bum. Tai žodžiu, iš moco tikrai nieko neliko, ten jo taisyti neapsimoka, esu apstraudęs pats ir moco apdraudęs, buvau su šalmu, su visko, nu žodžiu, toli nuskridau. Moco, sakau, net neapsimoka remontuoti, nieko iš jo neliko, koja man lūžo, sutrupėjo kaulai. Trečiadienį galbūt veš į Vilnių darys operaciją, dar nežinau kaip. Iš tikrųjų, draudimas grąžins visus pinigus, tikiuosi. Tada nežinau, čia nuo tėvų priklausys, ar naują emociją turėsiu iš tikrųjų, nes mama tai išsigandų senais, o Dieve, Ieva irgi sako, nepirksi tu jokią emociją. Taip? Nu, jai, aišku, fainai, kai išmoksti turėti į paštą pavyzdžiui. Nu, bet žodžiu, esmė tame, kad dabar video tikrai negaliu kelti, nes sulaužyto koją ir visiškai negaliu pajudėti. Aišku, bandysiu kada kartais nuo karto padaryti streamuką. Norėjau daryti trečiadienį moto streamą, bet važiuoju tirtis, tai nieko negaliu padaryti. Manau, visus planus biškai šauksiu į priekį. Laikysiuos, stengsiuos, viskas gerai. Pinigų aukot nereikia, ne ačiū. Nereikia. Nu, nebent jūs patys norite ant knaifą ar kokio keis ar taip toliau. Nesupykčiau. Nu ir žodžiu, jo, banko sąskaitą rasit po motovlogais visada. Ir neaukokit, jeigu nereikia. Dusintuvą jau data nebepirksiu. Šiaip jisai užsikūrė, kas dar fainai. Nuotraukų galite pamatyti mano Facebook'e Ednas Ilevičius. Užsikūrė data, bet kiauras bakas, lūžo rėmas, pakojai. Jeigu Ieva būčiau vežęs, tai jinai būtų užsimušus garantuotai. Šalmas nuskrido. Nu, žodžiu, buvo daug. Plačiau papasakosiu gal komentarė, jeigu kažkas norėtų sužinoti. Tai su jumis buvo Ednas, teks motovlogo palaukti ir iki kito karto.